Rugpjūčio 3-4 dienomis Visagino centrinėme stadione vyko žmonių su negale sporto klubo Visagalis organizuojamos varžybos. Varžybos buvo skirtos Visagino 49-ajam gimtadieniui, tačiau į miesto dienos programą jos nebuvo įtrauktos, o tai netiesiogiai rodo, kad visuomenė nėra pakankamai dėmesinga specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Varžybose dalyvavo apie 80 negalę turinčių žmonių iš Kauno, Rokiškio, Ukmergės, Visagino ir Daugpilio. Šį kartą iš kaimyninio miesto partnerio pas mus atvyko net 2 komandos, visaginiečiams jau pažįstami Solis Plus ir Mes Kopas Speks klubai. Tad iš viso daugpiliečiai sudarė daugiau nei pusę dalyvių – 49 žmonės. Varžybų rungtys, bočia, smiginis, sportinio peilio svaidinimas ir pasagų mėtymas, šaudymas iš sportinio lanko ir iš pneumatinio šautuvo, teniso kamuoliukų mėtymas į krepšį, baudų mėtymas krepšinio aikštelėje. Varžybos vyko labai azartiškai ir nors visi stengiasi savo komandoms atnešti kuo daugiau taškų, varžybų dvasia čia buvo labai draugiška. Dalyviai drąsino vieni kitus ir dalinosi patarimais. Kasmet į šias varžybas atvykstantis žmonės vieni kitus pažįsta nuo seno, todėl varžybos vyko neįpareigojančioje, draugiškoje atmosferoje. Žmonės į savo klaidas reagavo su humoru, pavyzdžiui sakydami, nėra kur dėti medalių, tegul kiti laimi. Žinoma, dalyvių suartino ir bendra viešnagė Lokė, kur jie apsistojo nakvyniai. Beje, už maitinimą ir nakvynę komanda susimokėjo iš savų lėšų, o savivaldybė skyrė taures ir medalius apdovanojimams. Pasveikinti varžybų dalyvių ir jiems padėkoti į stadioną atvyko meras Erlandas Galagus ir mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė. Kiekvieną kartą didžiuojuosi jumis. Štai pavyzdys mums visiems. Taip sakant, sveikiems žmonėms. Džiaugiuosi jūsų pergalėmis, jūsų pastangomis. Laukiame jūsų kitais metais. Apdovanojimo ceremonija buvo iškilminga ir džiugi. Ala Kobzeva užėmė pirmąją vietą bočia varžybose. Pirmą kartą ir labai sėkmingai. Iškart pirmoji vieta. Tikriausiai labai pasisekė. Visgi ne tik, bet ir sėkmė buvo šalia. Kokiose sporto šakose dalyvavote? Aš tik vienoje, bočia. Na tiesiog pirmą kartą dalyvavau ir nežinojau šios sistemos. Pasirodo, čia buvo galima ir strėlytes mėtyti, pasagas mesti ir kamuoliukus. Bet noriu pasakyti, kad tai skamba žinoma paprastai, bet iš tikrųjų net sveikas žmogus, jei ateis ir pabandys, nežinau, ar laimės prieš žmonės su ypatingais poreikiais. Tegul ateina ir pabando. Manau, kad čia gali dalyvauti ne tik žmonės su poreikiais, bet ir sveikieji. Labai įdomu. Ala turi gerą sportinę praeitį. Ji profesionaliai žaidė rankinį ir buvo šio sporto meistrė. Tačiau pasak jos, sušlubavo sveikata. Pirmoji Alos patirtis dalyvaujant varžybose paliko puikų įspūdį. Pirmiausia, čia yra žmonės, kurie atrodytų turėtų verkti, kentėti, prašyti valstybės pagalbos, bet tai labai pozityvų žmonės. Kai juos matai, tiesiog spaudžia širdį, kokie jie šaunūs. Ir pradedi galvoti, kad lyg ir viskas blogai. O kai pamatai, kokie žmonės būna, pagalvoji, kad jiems turėtų būti dar blogiau. O kai paklausia, ar jiems nėra blogai, jie sako, ne, aš laimingas žmogus, turiu artimuosius, turiu žmonės, kurie mane palaiko. Tai nėra žmonės, kurie kenčia, tai žmonės, kurie gyvena laimingai. Vienintelis dalykas, žinoma, gaila artimųjų, kad jie su mumis. Bet šiaip viskas labai gerai. Ir žinoma, reikia dalyvauti, visada organizuoti renginius ir stengtis pritraukti kitus. O idealiu atveju, kaip ir išeiti į Europą. Sporto klubo Visagalis organizuojamose varžybose pirmą kartą dalyvauja ir žmonių su negalia draugijos Visagino Viltis narė Veronika Jurelienė. Įspūdžių daug ir tiesiog super, labai smagu. Būtų gerai, kad tai vyktų dažniau, nes žmonėms su negale bent jau yra kur išeiti, atvirai kalbant. Bent kuo nors užsiimti, kažkur save realizuoti ir pabendrauti su kitais žmonėmis. Nes turiu pasakyti, tai yra problema, ypač neįgaliesiems, nes bendravimas čia yra svarbiausia. Ar norėtumėte, kad tokie susitikimai vyktų dažniau? Manau, kad taip, nes žmonės sėdi namuose, niekas niekur neišeina.
Tokie susitikimai, manau, pagerintų požiūrį į tokius žmonės kaip mes, su ribotomis galimybėmis. Mus pastebėtų, bent jau būtų daroma kažkas mieste dėl mūsų, kurie negalime normaliai judėti. Ir manau, kad tai reikia daryti kartu su sveikais žmonėmis, įtraukti juos į komandą, kad santykiai būtų normalūs, o ne kaip su raupsuotaisiais, kaip sakoma. Deja, mūsų visuomenė didžiąja dalimi yra nuošalėje nuo žmonių su negale. Ir šiuose varžybose miestiečių nesimatė. Bet į tokius renginius verta eiti vien tam, kad iš naujo pažvelgti į savo gyvenimą, į savo problemas ir pasisemti tvirtybės iš šių žmonių. Pagrindinis varžybų organizatorius buvo Žmonių su negale sporto klubo Visagalis prezidentas Modestas Baltakis, kasmet rengiantis šias varžybas ir kviečiantis visaginiečius juose dalyvauti ar palaikyti sportininkus. Praėjusį šeštadienį prie teniso stalų esančių sporto aikštelėje šalia Draugystės progimnazijos buvo labai gyva. Čia susirinko tradicinio stalo teniso turnyro skirto miesto dienai dalyviai. Šį mėgėjų turnyrą kasmet organizuoja Visagino sporto veteranų klubo narys, 3-ojo amžiaus fakulteto dekanas Dmitrijus Zavertalenka. Padėti organizuojant turnyrą atėjo Visagino stalo teniso klubo atstovai. Nepaisant vėjuoto oro, turnyre dalyvavo 12 vyrų ir 8 moterys. Mes pasiteiravome organizatorių, ar vėjas netrukdo tenisininkams. Na, trukdo kaip ir. Taip, trukdo. Kartais sustojame. Jei kyla stiprus vėjo gūsis, sustojame. Bet reikia pripažinti, kad čia susirinko tokie entuziastai, kad jiems viskas vienodai. Vėjas, manau, kad jeigu net lytų, jie vis tiek čia žaistų. Šaunuoliai. Šiais metais sporto salė mūsų savivaldybės nebuvo įtraukta į grafiką. Kitaip būtume vykdę turnyrą 5-oje mokykloje. Todėl šį turnyrą rengsime rugsėjį, o lauke jis vyksta kasmet. Tai kasmetinis toks turnyras čia lauke. Dalyvauja tie patys ar yra naujokų? Daugiausiai dalyvauja tie patys, bet yra ir naujų žmonių. Šiandien mačiau keletą naujokų. Taip, būna ir taip. Jau apie 15 metų nežaidžiu. Tiesiog ėjau pro šalį. Pamačiau, žaidžia, pasidomėjau, priėjau paklausti. Ir jūs turite raketę namuose, viską paruoštą? Taip, žinoma. Na, apskritai, aš esu toks pradedantysis žaidėjas. Antrą kartą jau dalyvauju. Turiu savo palaikymo komandą. Na ir svarbiausia, žinoma, dalyvavimas. Malonu, kai laimi. Bet šį kartą pralaimėjau. Ar toks vėjas jums netrukdo? Na, smagu. Žinoma, trukdo. Bet vis tiek labai linksma. Pagal turnyro rezultatus 3-ąją vietą tarp moterių užėmė Irina Nesterova, 2 vietą Liubov Žukova, o nugalėtoja tapo Marina Ščerbakova. Tarp vyrų 3-ąją vietą užėmė Igoris Vasiljevas, 2 vietą Viktoras Vachovas, o 1-ąją vietą iškovojo Sergejus Zubakinas. Ypatingai verta paminėti, kad visus apdovanojimus prizininkams ir nugalėtojams asmeniškai įteikė Dmitrijus Zavertalenko. Aš visada organizuoju savo lėšomis. Taip, jis yra tikras entuziastas. Tai jo nuopelnas. Jis atnešė medalius, juos nupirko ir nusprendė surengti turnyrą. Kitaip tariant, sukurti šventę mūsų tenisininkams.